Nacionalinio stadiono statybos jau pateko į Seimo antikorupcijos komisijos akiratį. Savivaldybės atstovai tikina, kad šios statybos virto bereikalingų politikavimo ir jau rytoj žada paviešinti stadiono statybų kainas ir sutarties sąlygas. Seimo antikorupcijos komisija nelieka abejinga skandalingai garsėjančioms nacionalinio stadiono statyboms. Daugiausia abejonių ant Šeškinės kalno stadionų statybų skaidrumu pasėjo miglota Vilniaus savivaldybės sutartis su įmonė Veikmė bei viešuosius ir privačius interesus supainiojusio vicemero Arūno Štaro proteguojama bendrovė Eika. Nesant sutartyje konkrečiai sumai, sutartis leidžia statybų bendrovėms branginti statybų darbus. Tokia sutartis Seimo antikorupcijos komisijos pirmininko nuomonė kvepia neturinčią analogo aferą. Viešą kreipimąsi iš savivaldybės tarybos narių tarpo, taip pat Seimo narių grupė irgi išsakė savo pastabas dėl galimo neskaidrios šitos visos stadiono statybos istorijos. Tai iš tikrųjų, jeigu tai taip yra kaip pateikiama, tai iš tikrųjų tai gali būti susijęta su įvairiais neaiškiais interesais, nes pradėti statybą ir viešuosius pirkimus nežinant, kiek kas kainuoja, tai yra išskirtinis atvejis, reiškia, mūsų viešųjų pirkimų vykdymo istorijoje. Seimo antikorupcijos komisija kreipėsi konkrečiai į Vilniaus savivaldybės administracijos direktorių Gintautą Palucką, prašydami paaiškinti, kokiomis aplinkybėmis buvo pasirinkti nacionalinio stadiono statybos rangovai. Tačiau sostinės savivaldybės vadovai domėjimąsi statybų kaštais vadina politikavimu ir žada pagaliau paviešinti kainas visuomeniai. Čia yra visiškos politinės spekulacijos ir interpretacijos kaina, yra labai aiškiai apibrėžta sutartyje ir jeigu kažkas tai nemoka dauginti ir aritmetinių veiksmų paprastų atlikti, mes tai sudauginsim ir pateiksim tiek premjerui pirmadienį, tiek plačiai visuomeniai. O iš tiesų, aš manau, kad visas šis ažiotažas labai greitai nurims, kai politikai patenkins savo smalsumą ir visa reikalaujama ar prašoma medžiaga tiek Seimo, tiek opozicijos bus jiems pateikta. Parlamentarai įtarimus dėl nacionalinio stadiono pažeidimų jau prašo tirti ir kitas teisėsaugos institucijas. Jie ruošia kreipimąsi į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolę skubos tvarka ištirti nacionalinio stadiono statybų skaidrumą ir viešumą. 5 kanalo žinioms Rita Gečiūnaitė ir Visvaldas Samoška.